Profesoriaus Jurijaus Slioskino mokslinės literatūros žanro knyga Žydų šimtmetis pasaulyje tapo bestselleriu. Knygoje autorius drąsiai teigia, kad perkeltine prasme visi mes šiandien esame žydai. Istorikas aiškina, kodėl moderniajame pasaulyje išskirtinai žydai pasiekė aukščiausių laimėjimų mokslo, meno, politikos, verslo ir kitose srityse. Taip pat daug dėmesio skiria dramatiškiems žydų likimo posūkiams Rusijos imperijoje ir Sovietų sąjungoje. Šiaip lengvai parašyta, labai dinamiškai skaitosi, labai greit bėga tekstas, nors yra skaičių, faktų, citatų, pavardžių, bet vis dėlto, kad patirtum katarsį, visišką malonumą, reikia būti susipažinus bent jau šiek tiek rimčiau negu vidurinės mokyklos kursas istorija ir daug rimčiau literatūra, ypač tokia literatūra, kur tarkim, neradau, kas būtų buvę mano laikais vidurinės mokyklos kurse. Galbūt dabar Aleichemą nors eilutę ir užsimenam, ar ten daugybė kitų autorių, bet kita vertus, jeigu žmogus pradės skaityti be viso šito, galbūt tai paskatins jį perskaityti dar 2-3 romanus arba 2-3 istorijas. Žurnalistas Rimvydas Valatka sako mėgavęsis autoriaus erudiciją, talentingai jaustą į literatūrinį pasakojimą. O ką naujo ir netikėto knygoje sužinojo žinomas visuomenės veikėjas. Kodėl, tarkim, aš nejaučiu neapykantos žydams, o man jie patinka? Todėl, kad iš tiesų žmonės skirstosi į apolonininkus, tai yra tie, kur dirba žemę, ir merkurininkus, kurie prekiauja, paslaugas teikia, yra profesionalai ir iš tiesų 20 amžiuje, atsakysim, aš iki 18 metų buvau apolonininkas, gyvenau kaime, mano visi giminiai yra žemdirbiai, ūkininkai. Ir po to tampi merkurininku. Tai šitas suskirstimas toks paprastas, grakštus, įdomus. Žodžiu, tokių, kaip pasakyti, labai grakščių palyginimų, net galima pasakyti, kad tai yra beveik žaidimas. Bet žaidimas su moksliniu pagrindu.